iškovoti tuos taškus. Taip pat tarp sezonių nesenai ekipa supurtė permainos. Paliko vyriausiojo trenerio post abipusį susitarimų Haroldas Šidlauskas. Na ir dabar prie ekipos vairo stojo Dovydas Alaunė. Ir pamatysime, ar šie nauji vėjai padės ekipai. Čia veržys į aikštę. Damas atgal ir puikus. Čia buvo šansas Ugniui Vaitiekaičiui. Kairę koją atliko. Ugniui Vaitiekaičiui. Kairę koją atliko smūgį šis. Ir kamuolys skriejo visiškai šalia vartų. Kiek nesėkmingai atliktas Šiauliečio smūgis, bet pati ataka buvo išties graži. Čia buvo bandymas keisti atakos kraštą, bet su kamuoliu Sekas. Veržėsi link vartų šis, suranda komandos draugų. Usavičius dešinę koją ir smūgiuoja virš vartų. Geras smūgis buvo. Tačiau šiam smūgiui pritrūko tikslumo. Ir po Šiaulių ekipos klaidos surengė žalgiriečiai kontrataką. Ko gero tai buvo jų viena pavojingiausių atakų kol kas. Čia apsigina žalgirio. Na, šiauliečiai šiandien rungtynės panašu žengė su mintimi, kad jie paliks aikštę tik su 3 taškais. Kimba į atlapus Vilniaus ekipai. Čia bando. Be ekipos. Usavičius išprovokuoja pražangą šis. Pradėjęs sezoną Riterių ekipoje žaidėjas. Nu, Tensijai buvo vienas iš tų čia daug laisvės turi žalgiriečiai. Matižolakas, Usavičius, šis suranda Dominiką ir čia labai gerai apsigina šiauliečiai. Ir kamuolys lieka būtent jiems. Nu, kaip jau ir anksčiau transliaciją minėjau dėl abiejų ekipų formų, tai galime šiek tiek pasižvalgysti ir pažiūrėti į statistiką. Tai per paskutinėsias 5 rungtynes šiauliečiai iškovojo 4 taškus. Na, o čia palaukime, kuo pasibaigs ši. Atgal komandos draugui. Simonavičius. Ir čia nepavyksta išlaikyti kamuolio aikštėje žalgiriečiams. Na, o baigiant statistiką, tai norėčiau dar paminėti įspūdingą žalgirio formą. Per paskutinius 5 rungtynes iškovotos 4 pergalės ir patirtos 1 lygiosios. Tai išties įspūdingas rezultatas lygoje, kuris žalgiriečiams leidžia džiaugtis 13 taškų iš 15 galimų. Labai solidi statistika, kuri tikrai prisidėjo prie to, kad ekipa būtų būtent ten, kur yra šiuo metu. Lentelės viduryje. Na, tai galime pagalvoti. Toks taškų kraitis, kaip pakilėtų Šiaulių ekipa lentelėje. Čia Sekas kairėje. Turi jis prie savęs Dudėną. Žaidžiamas kamuolys atgal. Perdamas į baudos aikštelę. Ten Toleikis. Baudos aikštelėje tvarkosi. Ir čia Petravičius nesusikalba su Valucku. Ir iškart perima kamuolį šis
Šiaulių fanams puikiai pažįstamas žaidėjas. Na, čia Gustas. Geštutas bus su kamuoliu. Petravičius praranda kamuolį. Savičius. Na, matome kokią jėgą demonstruoja šis futbolininkas, pasižymintis tikrai stiprių kūnų. Čia puikiai prasiveržė žalgiriečiai, 48 numeris jau prie kamuolio. Ir pavyksta šiauliečiams apsiginti ir čia puikiai sužaidžia Petravičius. Suranda šis Valucką. Kairiajame atakos krašte ir nelabai. Ir nelabai. Turi su kuo sužaisti šis. Pasiseka Šiauliam, kad lieka kamuolys jų kontrolėje.